Na ir ką toliau? Toliau paskutinis aukcionas. O tas paskutinis aukcionas, tai parodysiu, ko nematėt. Norit pamatyti? Norit pamatyti. Matote? Įsivaizduojat, kad tokio turbūt nematėte. Koks nuolydis. Koks peilis. Vienetinis. Senovinis peilis. Restauruotas. Matote? Kietoji dalis peilio. Va. Ta pati kiečiausia dalis, kuri įkalta į minkštesnį plieną. Pilnai naujas nuolydis. Kai matome, gražus naujas nuolydis, peilis restauruotas ir profesionaliai pagaląstas dar. Tiek nuolydis suvestas naujai, gražiai, plonai ir profesionaliai pagaląstas. Žiūrėkit kokią formą. Matote formą? Kodėl tokia forma? Parodysiu aš jums tuoj. O todėl tokia forma yra. Tai pasiimam dešrą vytintą, sakykime, kokią mėsą. Ir va, kur mūsų nariai. Va čia visiškai neliečia. Galima užsidėti nykštį ir kai reikia su begalinė jėga pjauti. Matote? Tu gali bet ką, per žuvį, dar kažką, per kaulus, per viską su didelė jėga. Nes vis dėlto čia jau yra būtent tam ir skirtas peiliukas, kad su didelė jėga. Bet aišku, mes galime atsipjauti ir labai plonai. Jau čia kaip reikia priprasti valdyti. Va, norint labai plonai galima. Bet čia tai yra kosmosas. Čia galim įsivaizduoti kokią jėgą. Tai čia gali užgulti visas ant to peiliuko. Tai žodžiu retas, vienetinis. Tokios formos antro tikrai nebus. Tai čia verta pasikauti, aš manau. Tikrai verta. Įdėjau ir darbelio biškit iš prie tos geležtės. Ir laiko. Na ir tikrai verta. Bele kokio kietumo plienas. Bele kokio. Šičia būtent ta dalis. Bičiuliai, statykit, laimėkit. Niekur rimčiau nerasit. Mažas, įdomus, patogus. Be galo didelį jėgą gali naudoti. Kietas daržovės, viską pjaustais iš karto verčia, nelimpa. Žodžiu, be kalbų. Iki.